Tai mes esam road show renginyje ir už mūsų nugarų matom 315 ekskavatorių. Tai yra pati našiausia 15 tonų mašina, ką gali pasiūlyti Caterpillaris. Demonstruojam naujos kartos 3D sistemą ekskavatoriai. Stovi mechanizme GPS antenos, kuri bendrauja su palydovu ir tiesiog gauna iš ten signalą. Gali tiksliai kasti pagal užduotą projektą. Kas yra nauja šioj mašinoje, kad mažuose ekskavatoriuose dabar veikia automatinis kasimas. Mes matome 3D vaizdą, pavyzdžiui, čia mūsų projektas. Matom liniją, iki kur ekskavatorius gali pasiekti. Taip pat galim nustatyti 3 vaizdus, kad iš karto viską matyti. Jeigu paspaudžiam mygtuką, galim kasti su automatiniu režimu. Kai pasiekėm projekto aukštį, tiesiog hidraulika sustabdo ir atkartoja visą projekto paviršių, koks turi būti. Reguliuojamas automatiškai pakreipimo kaušas, kasimo kaušas, tai yra užvertimo kaušas, skersinis nuolydis. Yra automatinis nuolydžio palaikymas. Ir mums vieno joystiko pagalba nustatom nuolydį, koks mums reikalingas. Praktiškai operatoriui reikia atlikinėti tik tai vieną mažytę funkciją, visą kitą mašina atlieka pati. Labai įdomus eksponatas. Netgi turi vaizdo kamerą, per kurią žiūri operatorius. Realiam vaizde mato virtualinį vaizdą, tai reiškia, gali matyti projektą, nustatyti, kaip jis persišviečia. Taip pat šioje mašinoje yra ir virtuali siena. Dirbant po elektros linijom, galim užsistatyti ribą, kiek mums iškelti strėlę, kad nepasiektume laidų. Vadinamos grindys yra, jeigu dirbam virš kabelių, kad žemiau strėlės nepaleistume. Taip pat yra kabinos apsauga, užsifiksuojam ribą ir kaušas niekada nepalies kabinos. Toliau yra posūkio riba. Kaušas judės tik tose nustatytose ribose. Virtuali siena suteikia daugiau saugumo operatoriui, taip pat palengvina jo darbą. Išbandžiau šį su pilnu 3D, negalėjau patikėti, kad taip gali būti smagu. Kokybė, tu tik padarai kirvio darbą, o visą gražiąją dalį suformuoja pats ekskavatorius. Yra šitoj mašinoj svarstyklės. Čia rodo, kiek mes mašinoje turim svorio, čia kiek kauše turim svorio. Toliau dar galim užsifiksuoti svorį, koks mums reikalingas. Vėlgi veikia vienu joystiko mygtuko paspaudimu. Perkrovos nepadarysim. 3D funkcija nebuvo niekad bandęs, tai tokia įdomi naujovė, tikrai prasivers. Planiruojant, nuimant juodžemį, užsiduodant gilius, aukščius. Produktyvumas išauga iki 45%, jeigu mašina yra su 3D sistema. Jinai padidina labai našumą. Jeigu operatorius yra patyręs, tai jo tikslumą dar padidina 50% ir našumą 30%. 100% mažiau klaidų būtų. Sistema leidžia, mažiau patyrusiam žmogui padaryti darbą tiksliau ir greičiau. Esam jauni, inovatyvūs ir žinom, kad geriau dirbti vieną kartą ir teisingai negu 5 kartus ir klaidingai. Iš karto darai viską be klaidos ir sparčiai. Čia šiai dienai kitaip neįmanoma jau. Turint visą programą paruoštą, faktiškai gali vienas pats suformuoti sklypą, griovius, šlaitus, nuolydžius ir tai padaryti ne bet kaip, o labai kokybiškai. Nebereikia antro žmogaus žiūrėti, matuoti ar tinkamame gilyme kasame. Vienareikšmiškai tai taupo tai pagrindinės pinigus, darbas 2 kartus greitesnis, ne 2, ne daugiau. Laiko sąnaudų mažinimas. Iki 40% laiko mažiau reikia atlikti darbus, jeigu jūs naudojate automatinės kasimo sistemas. Iki 20% naudojama mažiau medžiagų. Jeigu vienas traktorius su vienu pagalbiniu darbuotoju per dieną paruošia man kokį 1500 kvadratų skaldos, sakykim, arba vidutiniškai skaičiuojant 500 kvadratų per dieną bendro sumuštinio viso, čia yra labai spartu. Iš tikrųjų, smagu buvo matyti, kad viso renginio metu ekskavatoriai buvo pilnai užimti. Tai rodo, kad juose yra patogu, kad laikas juose eina greitai, reiškia, kad ir operatoriam, kurie kasdieną dirbs šiuose ekskavatoriuose, jiems bus smagu ir produktyvu.
ir saugus svarbiausia. Visų pirma, sukuria pridėtinę didelę vertę. Neįtikėtini skaičiai yra. Atsiperkamumas tikrai yra geras. Visas pasaulis eina į priekį ir tos mūsų kasimo technika tai irgi tobulėja. Mažiau išlaidų, mažiau sąnaudų. 3D sistemos yra ateities technologijos. Vieną kartą pabandėm su šiom technologijom, tiesiog gal nebesižvalgai.